Ir labą dieną, šilti linkėjimai iš Penango, Malaizijos. Ir šiandien su jumis noriu pasidalinti savo mintimis, kodėl ilgalaikių tikslų pasiekia žmonės, kurie turi viziją. Tai jeigu pradėsime, kas yra ta vizija? Dabar populiarėja galbūt jau meditacija, žmonės pabando kartais užmerkti akis, nieko, tiesiog nedaryti nieko, tiesiog stebėti tai, kas vyksta ir neprisirišti prie nieko, leisti viskam praplaukti. Bet tai yra, vis tiek tai yra tokia, galima sakyti, mūsų minčių, mūsų smegenų, mūsų sąmonės funkcija, kad mes galim įsivaizduoti, kad mes tarsi galim spalvinti, piešti kažkokį tais kūrinį, kažką tais galvoje projektuoti. Ir pagal daugelį sąmoningumo, dvasinių judėjimų, visa šita realybė, visas fizinis pasaulis, kuris yra sukurtas, jisai taip pat yra pirmiausia įsivaizduotas galvoje, įsivaizduotas sąmonėje, dangiškoje sąmonėje, ar kaip pavadinsi. Tai lygiai taip pat siekiant bet kokių tikslų, vizija tampa svarbi. Kodėl? Nes mes turime įsivaizduoti, matyti aiškiai, kokioj būsenoj mes norime būti, tarkim, po metų, po 2, po 5 metų. Ir matydami tą vaizdą, galbūt, kad mes pasiekime kažkokias išsikeltus iššūkius, kad mes pasiekime savo tikslus, atrandame savo potencialą ir galbūt aiškumą, vidinę ramybę ir taip toliau, tai yra kiekvieno unikalus dalykas. Jeigu mes tai matome, jeigu mes tai jaučiame, tai įprasmina tuos kasdienius veiksmus, ką mes darome. Nes yra dalis žmonių, kurie yra labai darbštus, labai konkretus, praktiški, žemiški ir jie labai sėkmingai geba paimti ir daryti tai, ką reikia, bet jie nedrįsta svajoti, jie nedrįsta vizualizuoti, kaip galėtų būti, kaip bus. Ir čia yra toksai, atskimtas yin-yang balansas. Vieni žmonės geriau tokie svajokliai, jie geba įsivaizduoti, labiau per jausmą, per tokį intuityvumą eina į gyvenimą, į pasaulį. O ta antra dalis žmonių labiau tokie praktiški, žemiški, konkretūs. Tai jeigu įsivaizduokime, yra žemės stichija ir yra dangaus stichija, bet kokių tikslų siekiant, bet kokias idėjas, svajonės verčiant į realybę, tas dvi stichijas reikia sujungti. Dangų ir žemę sujungti į tą žmogišką pradą, į žmogišką realizavimą. Tai kaip tą reikia daryti? Kokie būtų mano patarimai? Taip, mes turime išsikelti viziją, matyti, jausti, prisiminti tai periodiškai, neužmiršti to, dėl ko mes viską čia darome. Ir matyti tą. Atsigulus galbūt vakare prieš einant miegoti arba ryte atsikėlus prisiminti, kas aš. Dėl ko aš čia, kokia mano prasmė, kur aš einu, koks tas mano kelias, ką aš čia noriu sukurti ir jausti, kaip tai galbūt bus po metų, po 2, po 5 metų. Ir čia pastebėjimas tai yra tiesiog toksai svajojimas be prisirišimo. Nes vizija taip pat gali sukelti kančią, jeigu žmogus prisirišo, kad tik tais taip turi būti. Mes nežinom, kaip bus, mes jeigu paprašom, pasvajojam, taip kaip visata mums duos tas dovanas, apie kurias svajojame, mes nežinom. Kartais atrodo kažkokia galbūt sunkesnė patirtis po laiko, atsiranda perspektyva, mes matom, gal tai dovana buvo, nes dabar kažką žinom, kažką suvokiam, atsirado išminties. Tai neprisirišam prie vizijos, bet tuo pačiu ją turėti yra labai svarbu. Nes čia tarsi kaip laivas, tarsi mes nustatom kryptį. Ir kur tada jisai plaukia, kur mes atsidursim, reikia tai žinoti. Ir tada jau atsiranda tie konkretūs praktiški veiksmai, tas žemiškumas.
kur reikia disciplinos, kur reikia kantrybės. Nes viskas taip staigiai neįvyksta, kaip norėtųsi. Reikia įdėti pastangų, reikia lipti per tuos kalnus, reikia nugalėti save, nugalėti savo kažkokias savybės, reikia išdirbti taip pat. Bet svarbiausia įforminti tą idėjų, tą dangišką pradą, kuris yra galvoje ir taip svajojame, norime įžeminti jį į konkrečius veiksmus. Todėl įpročiai labai tampa svarbus, ką mes darome savo dienoj. Pasianalizuokime, kiek mes iš tikrųjų laiko ir energijos skiriame tiems dalykams, apie kuriuos iš tikrųjų svajojame. Kartais leidžiame savo pasvajoti. Ir po tos analizės reikia kažkaip tais pagalvoti, ar aš užtektinai laiko ir energijos paskiriu tam, apie ką aš svajoju. Jeigu ne, tai kaip aš turiu dienoj keisti šitą dienos struktūrą, kad atsirastų to laiko ir energijos. Gal tai reiškia įpročių pokyčiai asmeninių. Gal tai reiškia aplinkinių žmonių rato pokyčiai. Gal tai pačios aplinkos pokyčiai. Todėl, kad aplinka mus formuoja. Jeigu norim pasiekti tikslų, mes turim susikurti savo tinkamą aplinką, kuri leidžia tai įgyvendinti. Na ir tai koks esminis dalykas? Esminis dalykas yra sujungti, kaip ir sakiau, žemišką ir dangišką pradą. Idėjas, svajonės, galvojimą, tą mintijimą ir konkrečius, praktiškus, žemiškus veiksmus, discipliną, struktūrą. Sveikai, nereikia savęs gręžti, bet reikia tiesiog išlaikyti tą kryptį ir kasdien nors kruopelytę padaryti link to kelio. Būna visokių dienų, kartais truputį į šoną, kartais panašiai, bet nereikia dėl to savęs gręžti, tikrai ne. Vieną dieną pavyksta geriau, kitą dieną blogiau. Bet tol, kol mes prisiminam, dėl ko mes visą tą iš tikrųjų darom, tada yra prasmė tose kasdieniuose veiksmuose. Nes jeigu žmogus tik tais yra praktiškas, žemiškas, jam fiziniai tie darbai gerai sekasi, bet jis neturi ryšio su šaltiniu, taip gal pasakysim, tai gali tapti labai sausa, tai gali tapti labai, ilgainiui nemalonu, tai gali iščiulpti tiesiog tos resursus, nes nėra tada prasmės. Ir daug keliaudamas ir daug klientų sutinku, kurie tiesiog nori kardinalių pokyčių. Kiti iškeliauja į kitas šalis, kiti, tarkim, ateina į programą, sako, viskas, paleidžiu seną gyvenimą, kažkas ne taip. Dirbo ir nebesuprato, dėl ko dirbo. Ir tada reikia paleisti turbūt viską. Tai jeigu mes paleidžiam viską, tada atsiranda erdvės. Mes paleidžiam viską ir tarsi tas indas tampa tuščias. Mes vėl galime prisipildyti kažkuo nauju. Tai jeigu esate tokiam gyvenimo periode, kai yra daug nepasitenkinimo, daug kančios, daug frustracijos, tai galbūt laikas ištuštinti tą indą. Galite įsivaizduoti, išnešti šiukšles, paleisti seną, tada atsiranda erdvės. Ir pripildyti tai kažkuo nauju. Galbūt tai yra nauja vizija. Tada mes paklausim savęs, tai yra nauja vizija, tai yra svajonė. Per ateinančių 2-5 metų laikotarpį aš noriu pasiekti tuos konkrečius tikslus. Juos reikia įsivardinti, juos reikia pajausti, susijungti su tuo ir aiškiai matyti. Priimti tai tarsi taip, kaip yra. Ir tada pagalvoti, kokie veiksmai, kokie įpročiai mane prie to prives. Tai reiškia, ką aš turiu daryti kartą per dieną, kartą per savaitę, kelis kartus per mėnesį, kaip aš turiu elgtis, kad per tą laikotarpį šitas idėjas įžeminčiau į realybę.
netgi tai pasakysiu, kokiu žmogum aš turiu tapti, kad aš tą viziją paversčiau realybę. Na ir apibendrinsiu. Tas dangiškas idėjų, galvojimo, mintyjimo, svajojimo pradas yra lygiai toks pat svarbus, kaip ir žemiškas, praktiškas, konkretus, disciplinuotas pradas. Tai yra tarsi ta yin-yang energija, moteriška, vyriška, veiksmo energija, intuityvi energija. Reikia balanso, kad paverstume savo svajonės realybę. Sėkmės!